Sveiki kolegos, atvykę į mano video šiandieną. Esame Bankoke. Atvykau prieš 1,5 valandos ir dabar varau tiesiai į 7-Eleven pasižiūrėti, taip pasižiūrėti, ko čia gero jie turi. Atrodau maždaug šiuo metu, taip ir, žinau, ką man dabar veikti, tiesiog čia varau eksplorinti su tais kupakais, o ką daryti, kur dingti. Už visą šitą sumokėjau lygiai 2 eurus. Blemba, tas galinis kupakas sveria 15 kg, šitas sveria, kokį 10. Tai biški yra reikalų nešiotis viską. Prieš pat atvarant buvau užtikrinęs, kad tą street foodą varysiu ragauti, bet pamačiau dabar nebelabai noriu. Čia bachūr kažkokias riubas verda kažką, kaip niuchina. Baisu. Nežinau, ar beragausiu aš tą street foodą. Ateinu prie savo hostelio, iš kur išsakiau. Receptionas jau laukia, prižiūri viską. Štai greitas room turas. Čia turime lovą, čia turime stalą, kondicionierių, dušas, tulikas. Dušas toks, kad jeigu varysiu į dušą, tai čia jau ir kraštai bus šlapi. Spinta, kondiškė veikia gerai. Kaip atrodo vaizdelis pro langą. Neatrodo apšė vaizdelio jokio pro langą. Ar atrodo? Gal, čia atidarysiu, po to nebeuždarysiu, gali būti. Žodžiu, jeigu bus labai blogai atidarysiu, bet... vaizdelis pro langą, manau, kad nieko nesimato, bet vaizdelis toks. Įsikūriau jau savo apartamente. Tai dabar ką reikia padaryti? Tai aišku, kad pašikt. Žodžiu, susidūriau su labai rimta problema. Padariau kakų. Ir čia niekur nėra tualetinio popieriaus. Pasirodo, jie vietoj tualetinės popieriaus naudoja šitą gaidį. Ką man dabar? Subinę plauti? Kaip čia srovė? Gerai, srovė yra. Nėra, kad baisiai norėčiau iš tikrųjų aš tą subinę plauti šitam dalykėliu. Bet... reikia. Ką? Pirmas kartas gyvenime. 3, 2, 1. Kaip dabar žinot, ar gerai nuplovė ar negerai? Galvau, kad bus blogiau. Bet dabar kaip pagalvau, kiek subinių šitas dalykas yra lietęs jau bendrai. Nelabai malonu iš tiesų. Gerai, ką pačilinau biškį chatoj, galvoju, reikia varyti miestą, vis tiek negaliu chatoj sėdėti. Nežinau, kiek čia viskas girdis per tiek triukšmo aplinkui. Čia ką, kioskas. Teliko plėmai juodi. Be problemų, svarbu telikas rodo. Šiaip veiksmo, tai čia belė kiek aplinkui. Wow. Visi važiuojas kažką. Šaligatvių padaryta, jokių nėra. Eini per gatvę, mašinos tavęs vos nenutrenkia per centimetrą. Apšė, be šaligatvių, be nieko. Šiaip taip niuchina, čia tiek daug kvapų visokių. Aš negaliu, aš praeinu pro vieną gatvės maisto, aš iškart džiaugčiau pradedu. Nežinau, kaip aš čia kažką valgysiu. Net nenoriu žiūrėti šitą pusę. Žiauriai išlykštu. Aš parduotuvėse viški nežinau, ką pirkti, viški nieko nesuprantu, karočią. Tiesiog ateinu ir perku, kas atrodo fainai. Tai čia pasiėmiau karštą sumuštinį, kažkokių čipsų, gerimuką kažkokį, dar kažkokių šūdų ir Energ Wake Up. Už viską sumokėjau 2 eurus 40 centų. Energ Wake Up 1000 C. Išausiu, gausiu 1000 C. Nežinau, kas yra C, bet 1000 aš noriu. Ką? Cheers, skanaus. Tiesiog sultis atrodo kažkokias paprastas. Veiksmas vyksta čia normaliai. Kažkas labai kala. Nesuprantu kas, bet kažkas vyksta. Žiauru, kas čia vyksta, nieko nesuprantu. Pasiėmiau kažką tokio, nežinau, kainavo 2 eurai PM. Kainelė nebloga. Galimai pirmas dalykas, kuris privers mane viduriuoti. Žinokit, pasakysiu, mylas tai bombinis. Dar pasiėmiau iš 7-Eleven už 12 batų, tai čia bendrai koks, nežinau, gal 20 centų šitos sultis. Ananas sultytės žiauriai geros. Kiauliena su ryžiais ir kiaušiniu, kažkas tokio geras. Įdomu, kaip bus rytoj, bet kol kas tai geras.
Jeigu ir to neapsitrėsiu, tai čia... Tai vertinu 9 iš 10. Jeigu apsitrėsiu, 8 iš 10. Nu čia eismas tai pizdės, aš dar tokio nesu matęs. 2 kilometrus einu jau pusę valandos, nes tiesiog niekur negaliu praeiti. Čia vad mergina eina kažkur. Nu, aš dar neaišku, ar mergina. Tas suka, nesuka, suka. Gerai, greitai bėgu. Opa. Čia maistelį kepas kažkas. Čia aplinkų prekybos centrai, kažkokie tai cechai, kažkas. Ir tokia va šventyklą tiesiog mini. Ir čia žmonės eina ir padeda, tiesiog pralupa, įdeda šiaudelį ir palieka. Nežinau, čia palieka atsigerti dvasiams tipo. Ar ką čia reiškia? Bet labai daug tokių mačiau visur padaryta. Na, iš tiesų prisipažinsiu, turiu šiokią tokią problemėlę. Esu nuėjęs pusę valandos kelio nuo savo namų. Ir prispaudė į tualetą. Pašikt. Bandau pakuotis į vaitlink namų, nežinau, tikiuosi, kad neprivarysiu į kelnes, nes jau spaudžia normaliai. Tikiuosi, kad neskystas. Susitiksim arba su privarytom kelnėm vidury laukų Tailando, arba ant tualeto. Žinokit, turiu liūdną žinią. 6 valandos Bankokė ir jau padarytas keisčiau negu įprastai. Nežinau, ar čia karštis kaltas, ar čia kas kaltas, bet grįžau. Ir taip pakritau, taip išjungia gerai. Dabar viskas biški cypė, atsibudau. 3:30. Biški panepinau, atsigavau. Lėkiu toliau į miestą, ką čia. Vėl tiesiog gatvė ir tiesiog prie gatvės tokia mini šventiklėlė. Ir vėl palikė tų gerimukų. Nu gerai, tegu geria tas dvasias, bet paskui kas surinks tas šiukšlės. Po to ir būna pilna šiukšlių. Nu ką, atlėkiam pavalgyti. Štai turim tokį patekaliuką. Čia krevetė, kažkokį padažiuką, kažkokių tai žolyčių turim, ryžių kažką. Tokią vietelę prisistatėm. Nu nežinau, nu jeigu viduriuosi, tada bus negerai jau. Čia susipažinom, suradom draugelį. Here we're Stefan. Stefan is not eating. Stefan will eat this soup. And I will eat this. Hell no. Hell no. Nu ką, kandam ryžį. Kažkokį tai žalę. Krevetėm. Lemba čia spūkti reikės. Biški nemalonu. Patiukaliukų iškritau, bet ar galėsiu rekomenduoti, pasakysiu tik rytoj. Einu pasivaikščioti Tailando gatvėmis. Oh. Hello! Saudi Cap. Hello, hello. Lithuania. Toronto, Canada. Yeah. Very good. Okay. See you, bye guys, see you. Dabar esame šitokioj vietelėj. In Lithuania, are the wires like this? No. Oh, there you go. That's one little short. Like, yo, if this country is very different from yours, bro, you could literally make a short out of any little difference. I mean, yo, look at this difference, whatever. Alright? Okay, less than €2. Atėjau šauti greitą sneką. Čia šitie populiariausi, taip pat geriausi. Tuoj patestuosim. Nu ką, ragavim tam užteka? Vertas dėmesio tikrai. Žaidžiam dabar 1-1, kuris laimės tą žaidimą, tas žais prieš tą vat gražią damą tenais kampe sėdinčią. Taip pat, pažiūrėsim, nežinau. Šiaip tikiuosi, kad laimėsiu, bet ar pavyks, nežinau, pažiūrėsim. Jeigu jis dabar įmuša šitą smūgį, jisai kovos prieš šitą žavę damą, man po dešinę. Oi, dėja, bet su dama jam dar šiandien neteks pasimatyti. Jeigu jis dabar įmuša šitą smūgį, jisai gauna kovą prieš šią žemę damą. Oi, dar damos neturės šiandieną. Jeigu jis padaro šitą smūgį, jis gaus dvikovą prieš šią žalą damą man po kairę. Okay. Good game, bro. Good game, good game. Ši žavi dama išmušinėja kamuoliukus. Kaip tai seksis? Eik tu! Čempioniška, kai lupo tokia. Professional. Ei! Oi, oi, oi. Nu ką? Let's go, okei. Man mamytė biškį spaudimą padavė. Sakė, jeigu jinai prieš mane laimė, aš jai turiu viskio pirkti. Bet neįmanoma, kad laimėčiau. Jinai sužaidus čia yra. Ir opas toikė įmušta. Bam. Man nemuša šitą moterį, žiauru. Jeigu šitą smūgį mergina įlupa, tai perka gerimuką. Opa! Let's...
Nu ką, moteriškė, mane damušimui gražu ir viskas. Ok, good game. Buvau apskemintas, atvariau, reikėjo sumokėti 200 tram batų, aš žiūriu 200 tram batų, dėjau 2 kešų ir ieškau dar metalų, kur 10 batų ir turėjau rankoje 2 eurus. Jinai pis pačiupo man iš rankos 2 eurus ir išbėgo laukant, tai bendrai gal kad sumokėjau 300 batų, vietoj 200 tram. Žiauru. Nu ką, lekiam? Let's go. Ir man šalmo nereikia, ir tam bachuriukų šalmo nereikia. Eik tu, na, čia biški baisu. Bet gerai, labai būtų malonu, jeigu mane šiais gabalais neištaškytų. Tikrai dėkingas būčiau vairuotojui. The next day. Nu ką, sveiki kolegos, dabar yra be 29 vakaro, dabar tik išlindau iš chatos iš tikrųjų, nes vakar grįžau ir taip išjungė mane viškai, atsiguliu ant lovas, iškritau, atsikėliau šiandien gal 4 vakaro, nuėjau paėdinti videką, nu dabar va išlindau. Esu biškai pasipuošęs, nes varau su kažkokia panaši tikti. Nežinau, pažiūrėsim, varomi kažkokį tenais traukinių naktinis turgus, kažkas tokio, nežinau. Ir sėkmės man, tikiuosi, manęs ta mergina ant organų nepaleis. Atlėkiam pavalgyti mango sticky rice'ų. Čia turim mangelį. O pakabinam šitiek mangelį. Čia turim kažką, net nežinau, ryžiai, bet sakė, čia ne ryžiai. Tai, nežinau, mergina neatrodo, kad mane nori paleisti ant organų. Tikėkime, kad viskas bus gerai. O dabar gaujam tokį skanaus. Pasičiupam aliuko, pasičiupam kažką, net nežinau, kas čia yra, kažkokie blynai, kažką rekomendavo čia mergina. Sakė verta, nu jeigu mergina jau sako, nu tai turbūt, kad tikrai verta. Nu ką, atlėkėm į karaokę, štai turime tokį privatų kambariuką, dainininkė jau dainuoja. Sveiki atvykę žiūrovai šiandieną į mūsų vakarą, šiandieną mes su Čiu atėjom padainuoti. I've been wandering around, I've been deceived everything at a time. Your skin, no one else can feel it for you, only you can let it in. Words unspoken, live your life with eyes open. Going to hit this hop. Whoa, I take you to the candy shop. Nu ką, pasirodau, kad aš čia ne su šiaip merginą kokią nors susitikau, o su žymė influencerė. Ja, su štai jinai daro laivą, TikToko laivą. Sakė, iš to gyvena, uždirba pinigus. Įdomu, ar taip pat degradavus yra kaip ir Lietuvoje, kad degradavę yra TikTokeriai, laiveriai visi. Tikiuosi, kad ne. The next day. Labas rytas, kolegos. Na ką, vakar spėjo visai gerai, mergina visai faina. Azijietės kol kas, spaudžiu liuksą. Dabar varau apsižiūrėti apartamentą nuomai. Ir kol kas tiek iš tiesų. Dar prieš lekiant greitai pasiėmiau pusrytukam, tokių porą karštų sumuštinukų. 2 sumuštiniai, €1,50. Bombiniai. Lemba, dabar aš situacijai tokio nepavydėtinai. Esu viduryje, čia nėra niekur aplinkui jokių perėjimų per gatvę, perėjų ar kažko. Čia tiek va, mašinų važiuoja ir man reikia atsidurti kitoj pusėje. Kaip man padaryti, kad mes neištaškytų gabalus, nežinau. Pirdas, mašinos, viskas, kas tai gali pagalvoti, kad važiuotų, tai va čia važiuoja. Oh my god, kaip man čia pralysti. Čia biški kamštis dabar, tai galiu čia bandyti gal. Tie pravažiuoja, lendam, ok, biški praėjom, biški, opa, apriški. Let's go, pavyko pralysti. Ir čia va taip basiniukas atrodo. Approximately 10 hours later. Nu ką, šiandieną visi darbai realiai apsidirbti laukia. Grįžau namo, visą laiką praditinau videką. Dabar yra jau 7 vakaro. Videkas paruoštas. Pareina pirmas šios kelionės vlogas. Let's go, esu labai proud savimi. Ir dabar kaip užkandai, vakar kai varėme karaoke, gavom kažkokią tai sneką. Nežinau, kas čia per dalykas yra. Ryžiai su kažkuom ir kažkuom. Tai, kad paleidau pirmą videką, tą progą, manau, galim pasilepinti. Bet nežinau, čia labiau lepinimasis ar labiau šūdas bus. Nu gerai, nesmirda. Tam gal reikia uždėti biškį sojos. Tiesiog į maišelį. Europoje deda dūmus į maišelį, čia deda soją į maišelius tokius. Ragaujam, ką čia turim. Nežinau, ar esu baisiai fanas. Iš vaizdelio tai neatrodo pats geriausias iš tikrųjų patiekalas. Bet jeigu nežiūri vaizdą, tik skonį žiūri, tai tada patinka. Bet jeigu pažiūriu, nepatinka. Bet reikia žiūrėti, bet tik tada. Nu ką, atlėkiau kažkokio vietinio rameno paragauti. Čia makaronai, kiaušinukas, kiaulytė, viskas tvarkingai.
Lemą, kokie taitys iš tikrųjų geri žmonės. Turėjau tik štuką batų ir neturėjau smulkiau niekaip. Aš turėjau smulkiau, nes gal 8 batų, o kainavo mylas 100 batų. Ir daugiau turėjau štuką batų, jie neturėjo kaip atmesti. Sako, it's okay. Geri žmonės tie taitai iš tikrųjų. Va, dabar taste testas makarono rameno. Kaip nemoku valgyti iš tikrųjų, bet bombinis. Užskaitau šitą tikrai. Lema, šiandien dieną nieko nefilmau, tiesiog nuvariau į tą apartamentą, apsižiūrėjau jį. Ir realiai grįžau ir tiesiog visą dieną editinau, va dabar tik išlindau vakare pavalgyti. Čia vainu pro tokį stendą, žiūriu smučiai čia kažkas, tai pasiėmiau smūtį, pažiūrėsim kaip. Nu ir viskas, šiandien tokia diena skirta darbui. Rytoj dar irgi turbūt visą dieną nieko nebus, nes editinsiu videkus, medžiagą, kurią turiu. O paskui jau kažką mąstysim, biškį kontą daugiau reikės paduoti. Kaip jums ta mergina, kur buvau vakar susitikęs, faina ar ne faina, daugiau man su ja susitikti ar nebesusitikti? Nes jeigu sakys, kad man su ja nebesusitikti, tai aš nebesusitiksiu. Bet jeigu susitikti, tai susitiksiu. Čia nuo jūsų priklauso viskas. Nu ką, pasiėmiau passion fruit smoothie. Kainavo lygiai euriukas. Čia pagirtau dabar tokią vietą paragauti. Nu ir ką ragaujam, ką čia pasičiupu. Kokia bomba. Už 1 eurą toks tu primeti. Čia Lietuvoje kokie 7 eurai minimum būtų. Bombastika. Very good, very nice. Užėjau į savo hostelį. Ir kolegą radau iš karto. Sveiki visi, radau kolegą. Jo vardas yra Rodas. Uždarau, Rodai. Viskas, nori, kad atsipišiu, Rodai? Atsipis nuo tavęs. Iki, Rodai. Sveiki visi, labas rytas, kolegos. Ką, vakar visą dieną pradėtinau videkus. Šiandieną atsikėliau. Ką tik atsikėliau, dar viskas cypia ausyse, dar biškis sunku supras, kas vyksta. Bet varau apsižiūrėti porą apartamentų, į kuriuos galimai išsikraustysiu. Ir varysiu kažką pavalgyti, jau pilukas gurgė, jau reikia ir maištelio biškio ieškoti. Dabar dar primetu keletą casual Tailando vaizdų, ką pamatau. Ir 15 minučių einant gatve. Puikus architektūriniai sprendimai čia priimti. Pagalėjo bachūras centom parkingu, dabar nebeišvažiuos. Vargšas. Dirba policija Tailande, maladėts. Čia biški trūko akmenukų po apačią, užpildyti ertmiai. Tai įmetė padangą užmūrį prie medžio tiesiog. Tiesiog padangą įmūrė prie medžio. Lemba, čia nieko pusčiam nevalgiau. Žiauriai rūgštis kyla, karšta, kepina. Atrodo, kad išsijungsiu toj. Varau į 7-Eleven greitai kažką pasiimti, užkasti ir atsigerti. Nes labai negerai yra. Sumuštinukas ir gerimukas lygiai euras. Nu ką, Lekė, nori greit pračekinti antrą apartamentą. Vieną jau pračekinom, visai neblogas. Dabar važiuojam atidurai vyriukų patikrinti kitą. Nu, pažiūrėsim, tikiuosi kažką pavyks jau išsirinkti. Nu ką, dabar vyksta legal stuff, visokius va tokius va nuplišimus, nulaužimus, va kaip čia reikia sufotkinti, kad po to owneris depozitą nuimtų. Čia tai bombinį radom apartamentą tikrai, bet rungtūros bus tik jau įsikraustysim čia. Jau kažkur čia netyčia nusukau, kažkokį undergroundinį turgelį čia užtikau. Čia va žaislų galima nusipirkti, vaisiukų visokių, čia žalumynų kažkokių. Čia vištiena 5 metų senumo, dar kukulių kažko. Šiaip Tailande labai žaidimas populiarus yra valgomas, nevalgomas. Nes niekada nežinai, kai suvalgai, ar čia buvo valgoma ar nevalgoma. Chojovas bairis. Taip, einu gatvę, tokį kolegą atradau. Tokio dydžio normaliai. O eik, jam kraujas iš nosies bėga, perkaitęs, sudžiūvęs, negyvas. Kolega, gyvas ar negyvas jūs? Pone kolega, alio. Galimai kolega jau labanaktis. Taip, užgaudžiu momentu, kad ten vat mano unikas stovi toli. Dabar ten einu, tikslas ten. O aš čia. Visas kiauris šlapės. Jau pavargau, nieko nebenoriu. Baisiai karšta. Dar turiu tokią problemą. Telefonui atrodo, kad jau nuo karščio
Paskutinės jis ateina, visiškai nebereaguoja normaliai. Nu va, kažkas sprogsta, visiškai perkaitęs visas. Ėjau čia pro šalį, tiesiog žiūriu kažkokią tokią vietelę, visai įdomiai pasirodė. Žiūriu sėdinį vietinį viduj. Nu galvoju, pizdu, ateisiu, paragausiu. Ir nieko nesupratau, visas meniu, ką čia tailandietiškai. Su Google Translator išsiverčiau meniu ir užsakiau kažką ryžiai, kiaulieną ir vištieną. Viršui buvo parašyta boiling type, tai labai tikiuosi, kad aš čia nestriubą užsakiau. Eik, na, parneša. Man parneša mano striubytę. Eik, tu, na, aš čia striubą pasirodo užsakiau. Kapum kap. Eik, tu, na, kaip nenorėjau šito dalyko. Aš galvojau, čia tiesiog gausiu aš kažkokią kiaulienos ir vištienos ir viskas. Dabar tai triesiu jau tikrai. Eik, tu, na, ką aš čia padariau. Bijau ragaut, nusivalau to šaukštą, bet nemanau, kad čia padėsiu, jeigu yra bakterijos, tai jau pizda, taip pat taip. Jeigu šitą neviduriuosiu, tai aš tiesiog čia pasėsiu visiškai. Gerai, bandom. Gerai, skonis nėra blogas. Bet aš jaučiu, kad triesiu rytoj, tikrai. Bet dar ne šitokį, vat ledutės. O ledukai įdomu, čia geri iš jų vandens ar iš krano. Gerai, bet skonį užskaitau. Sriubytę vertinu 8 iš 10. Dabar geriu to gerimuką ir galvoju, ne, nu what the fuck, nesąmonė, negersiu čia. Jeigu čia rimtai iš jų vandens ledukų padarė, apsitriesiu 100%. Va, jeigu nori narkotikų nusipirkti, ateini čia tiesiog į Syriją drugstore ir tau šitą merginą parduoda porą porcijų. Taip, eini tiesiog šaligatviu, skylė gatvėj. Ką atlikiau dabar greitai savo uniko suderinti porą reikaliukų. Visai fainai čia atrodo viskas. Tiesiog unikai, tik išėjus iš uniko, čia vat, street foodas, kieme realiai uniko. Nu ką, viską apsiforminau unikę. Ir už save, ir už Gabri. Atvažiuoja Gabri iš savaitės. Blema, kaip jam pasisekė, neturėjo tokį kaip mane. Atvaro jisai į Tailandą jau. Hata suderinta. Opa. Hata jau suderinta. Unikė viskas suderinta. Nieko, už viskas padaryta. Jis realiai toks važiuoja ir viskas. Ir gali mėgautis Tailando ypatumais. Vyrai bando aiškintis, kurį laidą reikia čia sutvarkyti. Kažkas nebeveikia, bet... O kaip per tiek laidų išsiaiškinti, kuris čia sugedo. Kiek čia visi atsipūtė. Čia visi važiuoja, veiksmas. Čia bachūras vėl pakrytęs miega. Na ką, vėl atėjo vakaras. Ir esu aš tiek pasipošęs, nes varau su kažkokia tailandietė susitiktis. Sakė, bus mano privati gidė šiam vakarui. Aprodys jos mėgstamiausias vietas. Tai ką, varom pažiūrėti, kaip man seksis. Hello. Hello, nice to meet you. Tai sakė, bus mano privati gidė šiam vakarui. Sakė, parodys savo mėgstamiausias vietas. O kaip man seksis, pamatysite kitame video.